Sveiki visi, šiandien servise 007 turim labai gerą stovio iš dailų Volvo XC60. Tai yra vienas iš paskutinių su dar netiesioginiai purškimo kuro varikliu, 2016 metai, T5, visais 4 varomas 5 cilindrų varikliukas su turbina, 187 kW galios, tikrai labai dinamiškas, labai smagiai važiuojantis, dar net ir pakankamai ekonomiškas, įvertinant taip, kaip jisai dinamiškai elgiasi kelyje. Ne veltui yra trokštamas, ieškomas ir tikrai pakankamai brangus įvertinant savo metus automobilį. Tai šią modelių, kai visą laiką sumontavom geriausią, ką turim, tai yra kokybiška Landrenzo sistema, Landrenzo Evo OBD, trumpai bandau papasakoti apie pačius komponentus ir kur jie yra. Taip pats valdymo blokas yra sumontuotas štai šitoje vietoje, pas T6 ir 3.2 variantus iš esmės ten yra sumontuotas ir variklio valdymo blokas. Tai mes į jo vietą praktiškai dabar ir sumontavom mūsų Landrenzo Evo OBD dujinės įrangos valdymo bloką. Kadangi su magistralė ateinam šitoje vietoje, maždaug šitoje vietoje turim skystos fazės filtrą bei dujų vožtuvą. Sumontuota vėlgi stačiai, kad pats vožtuvas dirbtų į vertikalę, kad kiek įmanoma retesni būtų strigimai arba jų iš viso nebūtų. Dujiniai purkštukai Landrenzo grupė priklausantis AEB, A+, 3 ir 2, 5, kaip minėjau, 5 cilindrai, 5 dujiniai purkštukai. Dujas sujungiame tarp purkštukų, paduodami iš abiejų pusių į kiekvieną purkštukų galą tam, kad turėtume vienodą slėgį kiekviename purkštuke, kad galėtume tinkamai sureguliuoti kuro mišinius ir turėti teisingą kuro santykį visose sūkių bei apkrovos ir temperatūrinėse be abejonės režimuose. Dujas paskirstome tinkamu kampu, sumontuojam dujinės fazės filtrą štai šitoje vietoje, sumontuojam specialų su surinkimu dujinės fazės filtrą, Landrenzo LI10 Turbo Oversize, patį galingiausią ir našiausią, montuojama prie 5-6 cilindrų sistemų dujų reduktorių, sumontuojame štai šitame kampe, niekam netrukdo, geras prieimas, tikrai labai patogus ir tinkamas variantas. Na, reikia paminėti dar ir tai, kad taipogi yra sumontuojamas, programuojamas AEB kuro slėgio emuliatorius. Kuro slėgio emuliatorius yra reikalingas tam, kad automobilis dirbant dujomis nemestų jokių klaidų su kuro slėgiu, kadangi mes natūraliai išjungiam benzino padavimą į variklį ir vietoje benzino purškiame dujas, tai tam, kad slėgis, kuris realiai yra didesnis, kad nemestų jokių klaidų, jį mes tinkamai emuliuojam. Na, visi Landrenzo dujinės įrangos montavimo darbai servise 007 visą laiką pagal aukščiausios kokybės standartus. Tai yra naudojamos specialios gofros, spyruoklinės sąvaržos, bronzinės jungtis. Dujinės įrangos laidynas vėlgi adaptuojamas konkrečiai šiam variklio skyriui, visus laidus grupuojant, įvelkant į apsauginės gofras ir tas gofras dar papildomai izoliuojant. Kažką labai panašaus turime ir originaliai variklio skyriuje, taip kad visas bendras vaizdas yra toks ir stengiamės jį padaryti taip, kad jisai būtų kiek įmanoma artimesnis tam originaliam variklio skyriaus vaizdui. Na ir paskutinė gal detalė, tai saugiklis. Saugiklis yra prie pliusinės klėmos, saugiklio vietą reikia žinoti, kartais yra prašoma tech apžiūros metu jį pademonstruoti. Tai tiek būtų apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtuko aš pridėsiu nuotrauką, bet iš esmės jie yra montuojami centrinėje konsolėje nugarinėje dalyje. Be abejonės ten, kurio pageidauja trokšta klientas, nes kai kada variantų yra ir kitokių, kaip pavyzdys, kairiau vairo kažkur galima jį montuoti. Čia skonio reikalas, kiekvienam klientui spręs savaip. Dujų balionas yra sumontuojamas 47 litrų atsarginio rato vietoje. Čia gražiai jį uždengia šitas veilokas. Stengiamės viską sudėti taip, kad būtų estetiškai ir tvarkingai. Be abejonės tech apžiūros metu reikia viską pakelti ir parodyti ir pademonstruoti, kad balionas galioja. Na, balionas žinoma galioja, kadangi 10 metų jisai yra. Nuo pagaminimo datos tai galioja 10 metų, tai kadangi šiais metais pagamintas, tai 10 metų mes esame ramus. Ir dujų pildymas prie benzino užpilimo vietos. Reikia įdėti pastangų tam, kad jis atrodytų taip, kaip čia atrodo. Vadinasi, mes atsidarę dangtelį iš karto jungiam pistoletą ir galim piltis dujas. Vienintelis dalykas, kada mes adapterį atsisukam, tai tą kartą, kai norėsim užsipilti benzino, nes adapteriukas, kaip mato, dalinai dengia benzino užpildymą. Tai mes atsisukam adapteriuką, užsipilam benzino, užsisukam benzino kamštį, įsisukam adapterį, jeigu reikia dar dujų ir gražiai viską užsidaro. Na, benzino šitą nusukimą geriau kartą ar du padaryti per metus, negu kiekvieną kartą be abejonės pilantis dujas, tai toks variantas yra tikrai ženkliai patogesnis. Viskas gražiai užsidaro ir tai baigiam dujų pildymą. Tai tiek apie Landrenzo dujinę įrangą ir šį dailų ir gero stovio Volvo XC60 T5 varikliu. Jeigu kažką panašaus planuojate įsigyti, kreipkitės, be abejonės mielai padėsim. Ačiū.